A oto i Trockie Gimnazjum. Тут mój bratanek rozpocznie naukę w 11 klasie. Witamy w gimnazjum. Baczność. Sztandar prowadzić. Dzień dobry, szkoło. Choć wiatr po liściach szeleści, choć lato jeszcze nie zgasło i słońce ogromne hasło. Nieże nam lipca i słońca, wakacyjnego gorąca, leniwego nieba nad głową i wiatru, co polem wodą. Jau beržai ir kaštonai liepsnoja, neša vasarą gervės ant sparnų. Vis tolin ir tolin. Paklausykite, kažkas skambina, šaukia. Tai rugsėjo 1. Ji visus pasikvietusi veda stebuklingoje vaikystės szalię. Witamy szanowną dyrekcję, grono pedagogiczne, wszystkich nauczycieli oraz pracowników gimnazjum. Przede wszystkim witamy Was, koleżanki i koledzy. Was, dla których ten dzień jest jednym z najważniejszych dni w tym roku. Witamy serdecznie na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego wszystkich przybyłych gości. Lietuvos Respublikos narę Editą Rudelienę. Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Vilkauskas. Trakų rajono mero patarėja Evelina Šochienė. Trakų miesto seniūnė Vilma Puišienė.
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Romuald Zvegin. Patrząc na wasze niewyraźne miny, drogie koleżanki i koledzy, wnioskuję, że zapewne czujecie żal, że spotykamy się tutaj dzisiaj i rozpoczynamy nowy rok szkolny. Spoglądając na rozpalone ogniki w waszych oczach, drodzy nauczyciele, stwierdzamy, że nie mogliście się już doczekać spotkania z nami, waszymi ulubionymi uczniami. Podejrzewamy, że w tym roku dacie nam nieźle w kość. Prosimy pana dyrektora Mariana Kuzborskiego o wygłoszenie kilku słów powitania i oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dzień dobry wszystkim. Szanowni Państwo, rodzice, nauczyciele, goście, po pierwsze to szanowni uczniowie. Dzisiaj mamy szczególne święto. Dzień rozpoczęcia wiedzy. Więc życzę, żeby w waszym życiu była ciągle książka, podręcznik, zeszyt, encyklopedia, komputer z wiedzą, a nie komputer do zabaw, aby mieliście pomoc od rodziców, od nauczycieli, abyście mieliście drogę życia, którą chcecie wybrać i wszystkie marzenia się spełniły. Życzę dla wszystkich samych dziesiątek. O su švietimo ministrės sveikinimu supažindins ponia Sigita. Mėly mokiniai, mokytojai, tėveliai, visi žengiantys į naujus mokslo metus. Sveikinu sugrįžtančius, sveikinu tuos, kam šie mokslo metai yra pirmieji, pirmokėlius, juos palydinčius tėvelius, darbą pradedančius pedagogus. Tegul viskas jums klojasi sėkmingai, su kaupu išsipildo geriausi lūkesčiai. Mokslo metų pradžia tai tarsi atverstas naujas puslapis, į kurį kiekvienas savo tempu ir braižu rašysime svajonės, ateities tikslus, nuveiktus darbus. Siekite svajonių išsipildymo, paverskite jas kūrybingais ir inovatyviais sprendimais. Mėlėjai, kviečiu visus, būkite drąsūs ir iniciatyvūs, įsitraukite į švietimo darbus, kuriančius ateitį. Mokiniai, tėvai, mokytojai, vadovai, švietimo politikai, bendradarbiaudami ir dirbdami išvien galime greičiau surasti tinkamiausias išeitis ir geriausius sprendimus. Kurkime draugišką, kūrybingą, įtraukę mokymosi erdvę, kur kiekvienas jaučiasi saugus, priimtas ir gali skleistis, augti, dalintis su kitais tuo, ką turi geriausia. Bendrystė kiekvieno skirtumus paverčia visų stiprybę. Visiems sėkmingų, visokiojopai gerų naujų mokslo metų. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Dziękujemy panu dyrektorowi. A teraz prosimy o wygłoszenie kilku słów przybyłych do nas gości. Labą dieną, gimnazijos bendruomenė, sveikinu su mokslo metų pradžia. Ir kiekvienas rugsėjis tai tam tikra tokio jauduliuko šventė. Manau, labiausiai šiandien širdelės virpa pirmokams, kurie atėjo, turbūt ir jų tėveliams. Nemažiau širdelės turbūt virpa ir dvyliktokams, kuriems tai yra pasirinkimo metai bus. Ir visiems kitiems, nes grįžtame į tokią kaip ir rudens rutiną, ne? Kiek jūs ūgtelėjote ir ateinate, susitikote su draugais, su mokytojais, su savo bendruomenė visa. Tai linkiu, kad mokslo metai būtų geri, kad sektųsi, mokytojams įkvėpimo, mokiniams drąsos, svajoti, norėti, siekti. Na, o visai bendruomeniai gražaus bendravimo, nes tik tai vaikai, tėvai ir mokiniai sukuria rezultatą. Sėkmės. Direktoriau, mėla kolegė Edita, gerbiami savivaldybės atstovai, gerbiama seniūnė,
visi, kurie šiandien džiaugiamės, nors pagal veidus džiaugsmo nematau, bet matyt, jis ateis vėliau šiek tiek, dabar šiek tiek šokas ištiko jūs, kadangi rugsėjo 1. Ir nežinot, ar čia džiaugtis, ar čia, sakykime, ar čia vienas kitam įgnybti ir atsibusti. Tai, mėlieji, jūsų kelias šiais metais tik prasideda. Linkiu, kad būtumėt savim, bet būtumėt kartu su kitais, kad turėtumėt savo gyvenime ir šios metus eidami šiuo keliu, kad lydėtumėt vienas kitą su pagarba ir meile. Ir kuo gražiausios jums šventė šiandien ir gerbiamam direktoriui noriu įteikti atminimo dovaną, tegul plevėsuoja vėliava virš šios gimnazijos erdvių. Sėkmės visiems. Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice, w imieniu samorządu regionu Tyrskiego mera Andriusza Szetewicza chcę zgłosić słowa. Mėly mokiniai, gerbiami mokytojai, tėveliai. Mokslo ir žinių diena yra puikiai proga kelti naujus tikslus, prisiminti siektinas svajones. Tai metas, kai į mokyklą sugrįžta juokas, vasaros nuotykių istorijos, žaidimai. Brangus mokiniai, linkiu jums drąsos, nebijoti iššūkių, smalsumo ieškant atsakymų ir kantrybės ieškant savo svajonių. Kiekviena diena mokykloje tai galimybė pažinti ir pasaulį, ir save. Mokytojams dėkoju už pašaukimą, vesti mūsų jaunąją kartą žinių, vertybių ir atsakomybės kelių. Tėveliai, tikiu, jog jūsų palaikymas, rūpestis ir meilė išugdys drąsius ir savarankiškus piliečius. Motyvuokite savo vaikus ir padėkite jiems žengti žinių keliu. Tegul šį mokslo metų pradžia būna kupina sėkmės ir džiaugsmo akimirkų. Su rugsėjo 1, su nauja pradžia. Wszystkim życzę łatwego startu, cierpliwości i ładnego finiszu. Labą dieną, gerbiami tėveliai, mokytojai ir vaikai. Ir visa šitos gimnazijos bendruomenė. Vėl rugsėjis, vėl grįžtame į mokyklas. Aš jums linkiu, kad šie metai būtų sėkmingi, kupini darnos, supratimo vienas kitų. Tegul jums visiems sekasi gerų, gražių mokslo metų. Sveiki visi, iš tikrųjų dar norėčiau papildyti Romą. Labai džiaugiamės, kad ir šiais metais pavyko ir netgi dvigubai labiau. Kiekvienas vaikutis yra apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų, tai tikrai labai džiaugiamės, galite jausti saugus. Ir aišku, mūsų pirmokėliai, tai esame jums paruošę pirmoko rinkinį ir taip pat kuprinę. Džiaukitės, mes esame kartu su jumis laimingų ir sėkmingų mokslo metų. Ačiū.